Sveikas, mielas partneriai, bičiuliai, kurie žiūrit šitą video internete. Kiekvienas iš mūsų, kuris esame įvairių programų, kompanijų partneris, plėtodami savo verslą internete, turime savo asmeninį puslapį. Ir dažniausiai nuoroda į tą puslapį būna negraži, su daug raidžių, skaitmenų, labai ilgo formato. Ir man kilo tokia mintis, kaip tai visą padaryti, kad tai atrodytų gražu ir patrauklu. Pirmiausia problema buvo ta, kad dalintis yra labai tokia nuoroda negražiai atrodo. O sekantis dalykas tai, kad į savo vizitinę kortelę įrašyti savo asmeninį saitą irgi užima labai daug erdvės ir negražiai atrodo. Todėl ieškojau informacijos ir suradau, kurią tą informaciją dabar pasidalinsiu su jumis. Visų pirma, pavyzdžiui, taip atrodo mano partnerio nuoroda. Aišku, tai yra tik pavyzdinė nuoroda. Tarkim, tai yra tokia ilga, bla bla bla, ten visokiausiai ženklai ir taip toliau. Ir galiausiai pačiam gale, kur mes įrašom, susikurdami tą savo partnerio saito nuorodą, savo ten jau kontaktus, tarkim, Paulius Bieliauskas. Taigi, ką mums reikia padaryti? Visų pirma, mums reikia susikurti naują adresą, iš kurio mes peradresuosim ir nukreipsim būtent į šitą adresą. Ką mes darom? Mes keliaujam į paiešką ir susirandam internete tokią svetainę, kuri vadinasi Namecheap. Google paieška, pačioj pirmoji vietoj, keliaujam į ten. Taigi tai yra domenų paieškos ir registravimo svetainė. Čia mes įvedam savo naują domeno vardą. Taigi visų pirma, jums reikia sugalvoti, kokiu vardu ir koks jūsų svetainės bus pavadinimas. Nežinau, tarkim, Paulius B. Paulius B. Čia galite pasirinkti galūnę, kokia jums yra patraukli. Ir aišku, prieš tai geriausia patikrinti, ar šitas jūsų vardas internetinis adresas nėra užimtas. Taip, kaip matote, vis šita paslauga kainuoja ir gan nepigiai. Bet yra pigesnių variantų. Kaip galima pasirinkti, pavyzdžiui, patį pigiausią, koks tik tai yra. Tai kaip ir šiuo atveju galima pasirinkti pauliusb.pv ProWeb. Galima patikrinti, ar yra toksai. Available rašo, reiškia galime užsakyti. Pasižymėkite, kainuoja $4 metam laiko, apie 10 litų. Užsisakot ir add to cart spaudžiam. Jis dabar yra mūsų prekių krepšelėje. Einam į shopping cart. Čia rašo tuščia. Kažkas reiškia neįdėjo. Bet esmė aiški. Tiesiog pasirenkam, apmokam, užsiregistruojam Namecheap svetainėje, susikuriam savo loginą, ten įvykdę apmokėjimą, mes patenkame į savo kabinetą. Kągi daryti toliau? Keliaujam į savo kabinetą, My Account, Manage Domains. Taip, čia matote visas savo užsakytas paslaugas ir savo nupirktus domenus. Tai yra internetinius vardus. Čia yra mano užsakytas internetinis vardas. Spaudžiat ant jo, tada susirandat Host Management ir URL Forwarding. Tai būtent šito pagalba mes galėsime nukreipti tą seną ilgą nuorodą į trumpąją. Pavyzdžiui, taip. Nukopijuojam tą visą seną nuorodą. Aišku, jūs tą galite padaryti iš savo puslapio tiesiogiai, kurį duodavote anksčiau. Jį tiesiog nukopijuojam ir įklijuojam vietoj to adreso seno. Pavyzdžiui, taip, pokšt. Ir čia dabar yra visas senas naujas adresas ir į abi skiltis padarom tą patį. Čia išrenkam, jeigu nepažymėta, išrenkam URL Redirect ir spaudžiam Save Changes. Informacija internete atsinaujina maždaug apie valandą, kartais būna ir greičiau, ir jau maždaug po valandos jūs į savo partnerio saitą pateksite naujų adresų. Mes ten rinkomės Paulius B. į savo vizitinę kortelę arba kitiems žmonėms, arba savo aprašymuose įvairiuose vietose internete ir socialiniuose tinkluose. Jūs dabar galite rašyti savo jau naują trumpą
adresą, tą, kurį sugalvojate, ir žmonės tiesiog paspaudę ant jo, arba tiesiog irgi surinkę tą naują trumpą adresą, jūs iš karto pateksite į seną, kuris yra čionais. Ačiū už dėmesį ir iš tikrųjų, jeigu jums įdomu ir norite sužinoti daugiau naujienų, junkitės ir užsiprenumeruokit mano kanalą. Sėkmės!